The year is 1940. And something isn't right. Go shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's always drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. Look, homie, ain't nothing changed. Pros down, cheese up. I see exhibit in the cutting, man. Roll them trees up. If you watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. In the hood, in the LA, they saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, show, they tell you I'm local. And the plan is to put the rap game in a choke. I'm fully focused, man, keep my money on my mind. Got a meal out the field and I'm still on the grind. Now shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Wooded, they buy and they ready to go. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. Taigi sveiki, su jumis ir vėl aš Tomas ir šiandieną mes turim svečią, šio automobilio savininką Vilių. Taip, sveiki visi. Tiesiog pasikalbėsim, padarysim mini interviu, paklausiu kelių klausimų ir tiek. Ir pirmas klausimas iš mano pusės būtų, kodėl būtent šis automobilis? Iš tikrųjų, pasakysiu taip, automobilių markės ar kažko nesirinkau, tiesiog norėjau V8 variklio. Audi šiuo atveju, mano manimu, pasiūlė optimaliausią man variantą, tai būtent Audi S5. O kaip dėl modifikacijų, ar planuoji kažką daryti, ar esi kažką padaręs? Ne, automobilis yra visiškai kaip išėjęs iš gamyklos, jokių modifikacijų, nieko netlikta, viskas yra originalu. Tikrai neplanuoju daryti, nes V8 variklis praktiškai iš jo nieko gero ir nepadarys. O šiaip, tarkim, tiesus išmetimas, nežinau, našesni purkštukai, kaip daro tas? Tai būtų, mano manimu, įmanoma į tą automobilį, kaip pasakyti, padaryti ir daugiau galios visko, bet esmė, manau, tokia, kad šis automobilis nėra skirtas modifikuoti, nes nėra nei turbinų, nei turbo kompresorių kažkokių tai. Tai, mano manimu, tai yra automobilis, kuris originalus, tau jau teikia džiaugsmą, o jeigu galbūt nori kažkokio tai didesnio džiaugsmo, tai tiesiog yra arba naujesnė Audi S5 versija, kur yra 3 litrų variklis, arba Audi RS5. Irgi geras variantas. Taip. Kaip dėl planų su šitų, pavyzdžiui, būtent automobiliu? Ar jį parduoti ir nusipirkti kažką geresnio, ar, nežinau, komfortabilesnio, didesnio, ar tiesiog toliau pasilikti, eksploatuoti, pačiam važinėti ir džiaugtis šitą automobilį? Iš esmės planuose dabar šiuo metu yra keisti automobilį ir šitą parduoti būtent. Tik dabar šiuo atveju dvejoju, ar rinktis 2 automobilius. Tai būtų galbūt yra mintys krypsta į Audi A7, bet kadangi norėčiau kartu ir spartiškumo, tai vėlgi pradedu galvoti apie BMW M3. Bet A7 benzas ar dizelis? Tik benzinas, 3 litrų. Tik benzinas, pastovi. Pas mane asmeniškai vien dizelį. Dizelis, Pas mane vien dizelį, aš benzų nežinau. Smagu, bet daug ryja. O šiaip, kiek šitą automobilis, pavyzdžiui, ryja? Vėlgi priklauso nuo pačio važiavimo stiliaus. Šiaip iš esmės, jeigu važiuoju pakankamai tvarkingai, tai pilnai 12-13 litrų galime tilpti. Čia mieste? Ar mišrus? Mišrus. Aš mišrus kalbu. Jo. Jeigu važiuosi mieste gražiai, sąnaudos mano buvo dabar apie 14 litrų, vien miestas. Bet vėlgi važiuoju pakankamai, vidutiniškai. Nėra, kad labai ramiai, nėra, kad labai agresyviai. Jeigu tavo kelionė pastaikys ir teisiųjų pakankamai, tai prieš galbūt porą savaičių važinėjau maršrutu Vilnius-Kaunas, Kaunas-Marijampolė. Tai iš esmės buvau padaręs 7 valandas 11 litrų. Taip
Palyginus viskas normaliai, bet vėlgi kaip važiuosi, jeigu nuo sankryžos norėsi nuo 0 iki 100 startuoti greitai, tai sąnaudos gali būti ir 18 ar 20 litrų. Bet šiaip optimalus variantas, aš galvoju, kad į 14-15 litrų galima tilpti ir jokių problemų šiuo atveju neturėtų. O šiaip, pavyzdžiui, kaip su tvarkymu? Ar brangios tos išlaikymo, kaip, žinai, pavyzdžiui, padangos dėvisi, nežinau, važiuoklė, tas pats variklis, tepalai, filtrai, ar brangus tas išlaikymas, tas malonumas? Šiaip pasakysiu, tai yra brangus malonumas, nes tai yra sportinis automobilis. Dėl būt specifinių detalių, pavyzdžiui, tepalai vieni yra brangu, nes jų pilasi labai daug, pilasi 9 litrai tepalų. Oho. Visa važiuoklį viskas vėlgi tik tai tinka nuo S5, stabdžių diskai, kaladėlės, komplektai nuo 100 iki 300 eurų kainuoja. Priklausomai nuo, kaip pasakyti, nuo kokybės. Firma, aišku. Taip, firma. Visi kiti kėbulo detalės, praktiškai visi sparnai, viskas tinka nuo Audi A5. Paprastos tos. Taip. Kuo įsiskiria S5, tai įsiskiria priekinių galinių buferių, ratais, veidrodėlės, chromuotais ir panašiai. Daug kažkokio didelio skirtinumo, salono žinoma. Padarė laimės dabar. Gal net nejunginėsiu. Šiam video užteks. Šiek tiek papasakome apie automobilį, parodėm, kaip jis važiuoja, koks jo garsas, taip pat parodėm nuo 0 iki 100, kaip jisai gan greitai ir agresyviai bėgėjasi. Ir, nežinau, atsisveikinimo žodis. Susitiksim su kitais automobiliais. Taip, susitiksim su kitais automobiliais, kitam video. Ir iki. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill the bars. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need.